14 skirsnis – Konstitucijos keitimas. 147 straipsnis. Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 300 000 rinkėjų. Nepaprastosios padėties ar karo padėties metu konstitucija negali būti taisoma. 148 straipsnis. Konstitucijos 1 straipsnio nuostata Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika gali būti pakeista tik referendumu, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių turinčių rinkimų teisę. Tik referendumu gali būti keičiamos 1 skirsnio Lietuvos valstybė bei 14 skirsnio konstitucijos keitimas nuostatos. Konstitucijos pataisos dėl kitų konstitucijos skirsnių turi būti svarstomos ir dėl jų balsuojama Seime 2 kartus. Tarp šių balsavimų turi būti daroma ne mažesnė kaip 3 mėnesių pertrauka. Įstatymo projektas dėl konstitucijos keitimo laikomas Seimo priimtų, jeigu kiekvieno balsavimo metu už tai balsavo ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių. Nepriimta konstitucijos pataisa Seimui iš naujo svarstyti gali būti teikiama ne anksčiau kaip po metų. 149 straipsnis. Priimtą įstatymą dėl konstitucijos keitimo pasirašo Respublikos prezidentas ir ne vėliau kaip per 5 dienas oficialiai paskelbia. Jeigu nurodytų laiku tokio įstatymą Respublikos prezidentas nepasirašo ir nepaskelbia, šis įstatymas įsigalioja, kai jį pasirašo ir oficialiai paskelbia Seimo pirmininkas. Įstatymas dėl konstitucijos keitimo įsigalioja ne anksčiau kaip po 1 mėnesio nuo jo priėmimo.